Nu, labas, draugai. Vėl sveikinuosi iš savo kiemo. Turime išklotas trinkeles jau, dar nebaigtas, bet beliko užbetonuot. Čia prie įvažiavimo sudės bortelius. Ten borteliai jau sudėti. Vieną angokraštį sugadinau. Per trumpą atkirpau, tai kad nestabdyt darbų, tai užsikaliau šitą ant varžtų pridėjau. Nuimsiu, sumontuosiu angokraštį ir atgal prisumontuosiu tą lentutę. Tai va, kas nedirba, tas neklysta, kai sako. Fasadą vienutes liko uždažinėt. Čia jau turime sumontuotus bortelius. Beliko tik privesti trinkeles. Ir šičia mes statysim tvorą. Ir dar galvoju padaryti mašinai pastogę. Nuo namo sienos remti tvorą ir tokią kiaurą ant kolonų stogą su vienu nuolydžiu į tą pusę. Uždarysiu su sienele čia tvorą. Tai va toks dabar planas. Bet labai esu patenkintas trinkelių darbu. Žiauriai greitai, efektyviai vyrukai atvažiavo, sudėjo. Kiek čia truko, kokias 3 dienas jie. Aišku, rytoj atvažiuos dar užbaigt takelį. Nes nutarėm, kad dėsim iki pat ten to takelio iš karto. Padarysiu laiptus, čia kolona, tvorelė, gėlės. Na ir bus gražu. Nusipjoviau apačią visą. Dar reikia užarmuoti pamatą. Bet tikriausiai paliksiu, kai sudės trinkeles, ramiai savo su atsigulsiu ir žaisiu aš su to pamatu, bet nuolydžiai eina nuo namo šitaip ir šitaip į tą kampą, nes ateityje, kai dėsiu trinkeles, mes statysim čia trapą, kad visą vandenį surinktų iš ten, nes mano kelias labai aukštai yra, bus nuolydis į čia, kad galėtumėm čia trapą pastatyti ir visą vandenį surinkti. Šitoj pusėje nuolydis eina tiesiai į gazoną. Ir čia žadu daryti, kai pasibaigs, užvešiu daugiau žemių ir tiesiog tą, nes čia labai daug išsikėlė, koks 50 cm, jeigu ne daugiau, tai visą šitą nuožulniai paskleisiu su žemėm visą tą ir užsėsiu naują žolę. Tai va, draugai, tokie planai. Na ir žinoma, čia ateityje šitą nugriaut ir visą sklypą aptvert su gražia tvora. Tvorą irgi turiu jau tokią viziją, kad statysiu su mūriniam kolonom, nes tos mūrinės kolonos turės remti man šitą pastogę, o nuo čia pradėsiu trumpesnės kolonas ir į kas antrą koloną karūną pakeltą ant metalinių tokių štyrių ir įdėsiu šviestuvą į kas antrą koloną ir taip visą aplinkui sklypą. Tai va, tokie mano planai, tokios vizijos. Na ir aš tikiu, kad dar per 10 metų gal padarysiu. Nes, žiauriai, viskas daug kainuoja, žiauriai, tiek trinkelės, tiek visą šitą priestatą aprengt. Tikrai medžiagos rinkausi ne pačias pigiausias, vienas iš brangiausių. Ir tikrai galiu pasakyti, kad, kainuoja. Tai va, kaip sakant, žiemai būsiu pasiruošęs, o po žiemos tversim tvorą. Tikriausiai iš mano sklypo paskutinis vaizdo įrašas šiais metais. Dabar jau rodysim objektus. Vieną labai didelį objektą
labai didelį, tikrai iššūkių keliantis, labai daug skaičiavimų, labai daug užsakinėjimų, sutartis ir visokie kitokie reikalai. Na ir dar vienas yra mūsų Palangoj, kurį jau esam pradėję, jau ten viskas įsivažiavę, jau streso tiek nebekelia. Tai va, dar stogą sutvarkyti, apskardinti čia, vėjaskardė, čiungt, užkalti pakalimus, kurie jau yra nudažyti, vidui sukrauti. Apskardinu ir pritrūkau lentučių. Tenai turiu dar tokių, nudažysiu, perdažysiu tas lentutes, tai aš manau, kad gal užteks. Jeigu neužteks, tai galbūt čia vieną kitą gal sudursiu. Ir klasikinę stogo dangą uždėti čia. Tai va, draugai, kam patiko, spaudžiam nykštį į viršų. Pasidalinam vaizdo įrašų, kam nesunku, ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose iš kitų objektų. Su jumis, kaip visada, Vytautas iš MB Investa. Gero jums likusį savaitgalio. Iki, draugai.